Kita aktuali tokia tema, galbūt, sakykime, apskritai paliesim kainas. Tai kodėl kai kurios kainos skiriasi, kodėl už vieną ar kitą produktą turi mokėti daugiau, mažiau, už tos pačius darbus, kodėl šitas montuotojas kainuoja tiek, o šitas kainuoja tiek, ar ne? Lietuvos politika yra paprasta. Dirbkim, uždirbkim ir viskas, ar ne? Nebūtinai reikia individualios veiklos kai kuriems žmonėms dirbantiems, nebūtinai reikia įmonės, nebūtinai reikia kažkur dirbti, kad uždirbtum. Su montavimu, kas liečia, mes iš principo su Mantu, kalbant su darbuotojais, bendraujant kalbant apie tai, kiek jie uždirbs iš mūsų, mes visada stengiamės leisti žmogų uždirbti. Mes leisdami žmogų uždirbti, sumokam valstybei priklausančius mokesčius, taipogi, pas mus labai svarbus dalykas yra estetinis įvaizdis mūsų. Bet iš Manto pusės buvo pasakyti, aš noriu, kad kolegos atrodytų estetiškai, aš noriu, kad darbuotojai atvažiuotų su tvarkingais automobiliais, su gera įranga. Ir tai švarus, gražus, nepasidaryti tokios tiesioginės gėdos prieš klientą. Atliekamas darbas būtų preciziškai, visa įranga turi būti gero, kokybiško gamintojo ir tai mums automatiškai iškelia kaštą darbuotojo pusėje. Kaip pavyzdys, mūsų, lyginkim, darbas X kainuoja 1000 eurų iš mūsų, darbas X kainuoja 500 eurų iš kito montuotojo, ar ne? Nebūtinai mes šiuo atveju uždirbam daugiau. Dažniausiu atveju mes net neuždirbam daugiau. Dėl to, kad darbas yra pas mus apmokamas oficialiais būdais, darbas pas mus yra apmokamas su visais mokesčiais, pas mus yra transportas, mes mokam visiems, kam privalo mokėti ir tuo pačiu mes mokėdami oficialiai net papildomai skatinam darbuotojus uždirbti daugiau, nei uždirba vidutiniai darbuotojų rinkų. Tai vat, sutinki man tai, kad pagrindinis dalykas kainoje turi būti ne pati kaina, bet iš tikrųjų produktas, ką už tą kainą tu gausi. Čia būtent liečia montavimą, ar ne? Nes montuotojas, kaip pavyzdys, jie gali būti panašus, bet jie bus visiškai skirtingi. Va šiuo atveju Gedimino aš paklausčiau klausimą, ar ne, kodėl modulis šitas skiriasi nuo šito. Nebus tokio radikalaus skirtumo arba kardinalaus. Sakykime, tu nepasakysi, kad tas modulis išaugs. Montuotojas iš principo gali būti išaugsų netiesioginė to žodžio prasme, jis gali būti auksarankis. Jis gali labai kruopščiai norėti atlikti savo darbą ir lėtai tai daryti. Ir, sakykime, uždirbti tiesiogiai mažiau, nei kad uždirba tas, kuris dirba prasčiau. Bet liečiant modulių kainas, Gediminai, modulių, inverterių, konstrukcijos, elektros kabelių, bet kokią palieskime, ne? Ar verta, sakykime, irgi rinktis kainą šitoje vietoje? Ar reikia ieškoti pigiausio variantų, nereikia ieškoti pigiausio variantų tavo manimu? Nes montavimui, kaip sakau, reikėtų būtent žiūrėti į atsiliepimus, į darbų kokybę, į pačią estetiką įmonės ir tada nuspręsti, kuris montuotojas iš tikrųjų geriau tinka, o vat būtent ne auksiniuose produktuose, vienodo tipo, vienodo metalo pagamintus, ar tas kainas, sakykime, labai toks svarbus dalykas? Jeigu kalbant apie modulius, šiek tiek kiekvieną pakarpysiu dalį, jeigu kalbant apie modulius, tai kainos daugiau mažiau šiaip turėtų būti panašios ar ne rinkoje iš gamintojų, nes nėra ten kažkokio stebuklo, nėra kažkokių ten skirtingų gamybos būdų ar ten sričių ar dar kažko. Tai kainos iš esmės turėtų būti panašios. Kur yra visa problema, kad ta saulės energijos rinka patiria pastaruosius gal 3 metus ar net didžiulis disbalansavimas. Tai yra didžiuliai netitikimai paklausos ir pasiūlos. Tai jeigu pradžioj buvo ten 21-22 metai ir netgi gal 23 šiek tiek dar metų pradžioje ir net didžiulė paklausa ir pasiūla strigo, nespėjo gaminti modulių, vežti modulių ten ir karo visokios pasiekmės ir ten laivas užstrigęs kanale ir taip toliau. Tai tų visokių priežasčių buvo, dėl ko ta prasme tas tiekimas strigo ir tas automatiškai kėlė labai stipriai kainas, neadekvačiai, ar ne. Iš to nežinia, uždirbo kas, ar gamintojai, ar ten vežėjai, ar distributoriai, ar pardavėjai, tikriausiai visi po truputį daugiau uždirba, negu normaliai turėtų būti uždirbę. Kas šiais metais, tiksliau 23 ir 24, ko gero dar bus pirmą pusmetį, gal šiek tiek trumpiau, tai yra balansas į kitą pusę. Paklausa sumažėjo, o tie, kurie atsiveža modulių, pardavinėja modulius, atsirado labai daug, nes visiems atrodė, kad tai yra labai gera niša, labai daug galima uždirbti, vien dėl tų 21-22 metų, ne? Tai dabar atrodo taip, kad yra labai daug kas atsiveža modulių, o modulių kainos yra nukritę ir yra tikrai nemažai įmonių, kurios net neišsipardavinėja ir vis dar laiko sandėliuose, bet čia klausimas laiko tikrai yra.
Kada jie pradės išsipardavinėti, yra labai nemaža dalis, kurie laikėsi, bet dabar mato, kad nieks čia nesikeičia ir ta kaina vis dar toliau krenta ir jie dabar bando išsiparduoti. Dėl to tas atsiranda didžiuliai kainų skirtumai. Atrodo, lyg ir rinkoje normali kaina turėtų būti, tarkim, nežinau, 18 centų, 19 centų už vato šiai dienai, ne? Bet yra tokių tiekėjų, kurie sako, viskas, mums reikia pinigų, reikia išsiparduoti tą, ką esame atsivežę ir paleidžia ten, tarkim, po 15 centų už vatą. Ne? Tai nėra, kad tai yra blogas modulis. Gediminai, bet paprastai, tarkim, kalbant, nu, vat, kaip ir sakiau, modulis iš principo neturi didelio, vat, tu pabrėži, neturi didelio esminio skirtumo, ar ne? Bet šią dieną žmonės laukia pigesnio modulio. Pigesnio dėl to pasakytų priežasčių. Viskas krenta. Šią dienai paprastuoju būdu, ar dar galim tikėtis labai didelio kažkokio kritimo, vis tiek tu domies bendrauji su užsienio rinkom su tiekėjais. Aišku, žinai, jeigu būčiau orakulas, tai aš suprantu pilnai. Numatyčiau, tai tikriausiai čia nesėdėčiau, nes jau kokioje akcijų biržai būčiau uždirbęs milijonus ar net milijardus. Bet su modulių kainom galiu atvirai pasakyti, realiai mano nuomonė dabar jau gamintojai, ta prasme, pardavinėja arba už savikainą, arba žemiau savikainos. Čia vienas toks indikatorius. Kas ilgai neturėtų tęstis logiškai, nes tai nėra pelninga. Arba užsidarinės fabrikai ir tada pasiūla sumažės ir automatiškai vėl kaina kils. Kitas dalykas dėl įvykių Sueco kanale, visų tų užpuolimų ir to karo Izraelyje, Ukrainoje, transportavimo kaina jau pradėjo didėti. Čia girdėjom per pastarąją savaitę nuo 2000 eurų konteinerio gabenimas iš Kinijos į Europą pabrango jau iki 7-8 tūkstančių eurų ir šteka, kad tai ne riba. Tai toks, sakyčiau, kad dar laukti nuo dabar ir tikėtis, kad dar papiks moduliai, jau yra rizikinga. Taip, ko gero, išlys vienas kitas tiekėjas, kuris, kaip minėjau, norės išsiparduoti tos modulius, bet jau užgaudyti bus sunku. Net ir dabar esam pastebėję, tarkim, išmeta koks nors vienas tiekėjas, sako, va, turiu pigiai modulių, pirkit, tai jeigu tu pasvarstei kokias 2-3 dienas ar pirkti ar nepirkti, jau žiūrėk nebeturi. Tai sugaudyti tikrai yra sudėtinga ir ateityje bus dar sudėtingiau ir jeigu dabar norite, tiksliau, jeigu šiaip planuojate saulės elektrinę pirkti, tai sakyčiau, dabar pats yra tinkamiausias. Gediminai, tiesa ar mitas, kad saulės elektrinės kaina krenta lėčiau, nei kad jinai auga? Nes matėm, kad šitas kritimas įvyko, turbūt jeigu nesumiluosiu, per metus laiko, ar ne? Būtent metus laiko grubiai krito kaina. Ar galima tikėtis to, kad augimas bus daug greitesnis? Žmonės laukia dar pakritusių kainų, bet iš tiesų augimas yra daug greitesnis kainos, nes jeigu vėl atsiranda paklausa, automatiškai pasiūla atsiradus ir augimas kainos atsiranda daug greitesnis, nei kad per metus laiko išsitempsim į tą pačią kainą. Čia, aišku, vėlgi, spekulacija, ta prasme, tai ką aš pasakysiu, bet tik tai iš istorinės, ta prasme, patirties, ar ne, tai kai kilo kainos 21-22 metais, jos nekilo taip dažnai, ta prasme, nesikeitė galbūt kaip čia, kilo taip dažnai, bet kai kildavo, tai gana dideliu procentu, ne? Tarkim, nuo 20 centų staiga pabrango iki 24, nuo 24 tada po 2 mėnesių pabrango iki 28, tokiais dideliais žingsniais, nors tai rečiau. Kai krito kainos, tai krito praktiškai kas savaitę, kas 2, tai vienas gamintojas tai yra tiekėjas, tai kitas tiekėjas, tai vienas gamintojas, tai kitas gamintojas, viską savaitę vis pigiau, bet tokiais gabaliukais, ta prasme, pusę centuko ten, pusę centuko ten, pusę centuko ten, pusę centuko ten. Tai tas toks išsiteisė per ilgą laikotarpį dažnas, kaip sakyt, korekcijos kainos, bet jos nedideliais kiekiais. Tai gal sakyčiau toks argumentas vienas. Kitas dalykas, gal į ką irgi reiktų atkreipti dėmesį, tai yra psichologija žmonių. Kai pinga daiktas ar nepinga produktas, tai visi sako, dar nepirksiu, dar palauksiu, dar atpirksiu. Natūralu, kadangi dar mažėja paklausa, nes visi laukia dar pigesnio, dar pinga, ne, bet vis tiek atsimuša kažkada į tam tikrą ribą, kai jau sako žmonės, jau čia daugiau nebepirks. Ir tada pradeda pirkti. Ir atsiranda tas vėl psichologinis efektas. Kai tik pradeda pirkti,
tada atsiranda daug didesnė paklausa. 20% laukiančių pradeda pirkti, tada kiti vėl suskumba, nes kaina pradeda aukti. Pradeda aukti, ne, o tiekėjai, ta prasme, irgi jau pajaučia, kad o žiūrėk, čia jau važiuoja ir dar tuo pačiu jie jau buvo pripratę, kad čia to pirkimo nėra, jie net neatsivežė pas save sandėlį tokį kiekį, o čia jau žiūrėk viską išpirko, reikia parsiduoti, reikia brangiau parduoti ir tas natūraliai gaunasi, kad tas kilimas toks greitas ir staigus būna, to nuo dugno bent jau tas atsispirimas. Ne? Tai, čia viskas toks psichologinis, kaip sakyti, efektas žmonių elgsenos. Tai tęsiant kainų klausimą inverterių srityje, ne, tai šiai dienai yra tokia didelė konkurencija, tiek daug tiekėjų yra ir pardavėjų, ir skirtingų gamintojų, ir tų pačių gamintojų, kad realiai net ir, pavyzdžiui, mūsų atveju ir su kolegom kalbam, kurie užsiima tą veiklą, realiai nebėra skirtumo, ar tu parduodi inverterį fiziniam asmeniui kaip galutiniam vartotojui, ar kaip montuotojui, ar kaip ten kitam kažkokiam vos neperpardavėjui, nes nebelikę tos maržos tiek, kad tu galėtum dar skaidyti į kažkokius tai lygius. 3 segmentus, tarkim. Taip. Tai vėlgi tai indikuoja, ta prasme, kad kainos yra nusmauktos, nužemintos iki negaliu ir tikėtis, kad jie dar kažkur tai piks, aš nelabai manau, ta prasme. O dėl brangimo, tai vėlgi tas pats psichologinis efektas. Jeigu tik padidės paklausa, ištuštės sandėliai, natūralu, kainos gali labai drastiškai greitai. O kaip ir kalbėjome prieš tai, saulės moduliai be inverterių realiai netlieka funkcijos, o inverteris be saulės modulių. Tai jeigu atsiras paklausa saulės moduliams, automatiniu būdu iš karto ir inverteriai bus pasiūloje. Tikrai taip. Ir čia labai netgi akivaizdžiai matosi tas paklausos pasiūlos ar ne efektas, tarkim, anksčiau būdavo 10 kW inverteris ir 20 kW inverteris skirdavosi kainą, bent jau kokį 60-70% būdavo brangesnis ten 20, ar ne? Šiai dienai vien dėl to, kad ESO praktiškai daugumai išdavinėja 10 kW sąlygas nedidesnės, ar ne? Iki 10 kW. Tai 10 kW inverteris kainuoja beveik tiek pat kiek 20, ten 100-200 eurų skirtumas, kas yra ten 20 galbūt procentų, tik tai daugiau. Tai bet toks visiškai natūralus paklausos pasiūlos efektas. Nebėra paklausos ten didesnėm galingesnėm inverteriam, o jų vis tik yra ir užsipirkta ir pagaminta, ir reikia juos išsiparduoti ir kaip numažėja ta kaina. Tai va, tęsiant apie konstrukciją, čia gal mažiausiai yra kažkokių kriterijų, ar ten apribojimų, ar ten tų pačių rinkos psichologinių efektų, nes ten iš esmės yra metalas, aliuminis arba ten geležis. Ir kaina pagrinde priklauso nuo to, kokia aliuminio kaina yra rinkoje arba kokia geležės gal mažiau svyruoja, bet aliuminio, ta prasme, jinai gan turi didelių svyravimų, jei tik tai atsiranda bet kokie pasauliniai faktoriai, nežinau. Tas pats karas, žinoma, Čilėje streikuoja ten kokios nors kasyklos darbuotojai. Kažkoks atsidarė naujas ten fabrikas, kuris ten gamina naujo tipo baterijas, kur naudoja daug aliuminio ir taip toliau. Tai visi tokie, bet nežinomi, neprognozuojami faktoriai gali labai indikuoti, ta prasme, ir keisti tą kainą. Tai iš principo konstrukcijos kaina pagal rinką neturėtų keisti, jinai iš principo yra tokia pati, nes priklausoma nuo metalo. Nuo metalo, nuo tam tikrų įvykių ir nuo ekonominės raidos. Nes, natūralu, jeigu ekonomika auga, ta prasme, tos pačios valstybės investuoja, nes gan reikšmingą dalį ten to aliuminio sunaudoja kabeliam. Tarkim, ekonomika auga, valstybės investuoja, infrastruktūrą ir taip toliau, natūralu, didelis poreikis yra ir tada brangsta ir aliuminis. Aišku, dar aš vieną tokį pastebėjimą dėl montuotojų, būtent, kad šiai dienai lygiai grečiai ir montuotojų darbas yra pigesnis, kadangi ir darbo paklausai yra nukritusi ir augant paklausai automatiškai brangs ir darbuotojų įkainiai. Nebūtinai brangs vien tik dėl to, kad, tarkim, mes gaunam per daug darbo ir mes turim brangiai užkelti kainą, kad jūs atlikt, bet dėl to, kad į rinką papildomai į tą, sakykime, segmentą, būtent saulės elektrinių montavimą prisijungia daug naujų žmonių norinčių užsidirbti, kas vėlgi iškelia kainą, nes jie pradeda daryti kitus namus ir taip toliau. Tai faktas, kad trūkumas žmonių, atsiradusių papildomų darbų kiekis, bet kokiu atveju įtakos ir montavimo kainą. Tai šiai dienai, pabrėžiu, kaip čia
pasikartosiu Gedimino žodžiais, yra pats geriausias laikas įsigyti saulės elektrinę. Juo labiau žiūrint į tai, kad ir dar eso sąlygas ganėtinai laisvai suteikinėja, lyginant, kaip tai gali būti vėliau. Taip, su eso sąlygom čia sunku labai prognozuoti, nes kuo daugiau, ypač atkreipkite dėmesį į savo kaimynus ar ne savo rajoną. Jeigu aplinkui jau yra nemažai kaimynų, kurie saulės elektrinės įsirengia, tai tikėtina, kad labai greitai jum jau nebeduos eso sąlygų. Tai va, jeigu jūs esat vienas, kitas, ten tik tai visam rajone saulės elektrinių, tada labai baimintis dar nereikėtų, bet kokiu atveju čia laiko klausimas. Jeigu planuose yra, tai geriau nelaukti.